Labadiena, pradedame sveikatos patarimų laidą Sveikatos IQ. Su jumis sveikinuosi aš, Toma Kumžienė, laidos vedėja, ir šiandien pristatau sveikatingumo ir fizinio rengimo trenerį Edviną Šapovalovą. Labadiena, Edvinai. Sveiki, Toma. Sakykit, dėl kokių priežasčių į jūs dažniausiai kreipiasi žmonės? Kardio, jėgos treniruotės, six-packas? Aš manau, pas daugumą trenerių, kaip bebūtų, žmonės kreipiasi visų pirma dėl vizualaus vaizdo. Tai nėra paslaptis, grožio kultas tas 21 amžiuje jisai labai, kaip sakant, išsišaknyjas, bet kuo toliau, tuo labiau pastebiu, kad žmonės stengiasi pagerinti savo sveikatą, fizinę būklę, ypač po COVID laiko. Tai pas mane, kaip sakyčiau, žmonių kiekis pasiskirstęs. Vieni ateina dėl išvaizdos faktorių, kiti dėl sveikatingumo, kiti tiesiog geriau jaustis, kiti netgi pagerinti emocinę būseną. Tai, kaip sakant, tas klientų spektras jisai yra labai skirtingas, bet kad ir žmogus ateitų pas mane dėl vizualaus vaizdo, aš vis tiek stengiuosi jam per aplink siekiant jo tikslo įvesti savo treniravimo metodus ir vis tiek man pagrindinis faktorius būtų sveikatingumo kryptis. Tai reiškia, kad jūs kliento kažkokius atsineštus išsakytus tikslus kartais ir pakoreguojate? Taip, ir aš net papasakoju, kad tą reikėtų koreguoti. Jeigu klientas ateina pas mane dirbantį sėdimą darbą, aš padiskutuoju, išsiaiškinu jo gyvenimo, kaip sakant, ciklą, būdą. Ir jeigu žmogus praleidžia 8 valandas sėdint, namie irgi didelę dalį dienos sėdi, tai aš tikrai nelabai savo leidžiu žmogų atvesti į sporto salę, sudinti toliau į treniruoklį, kad jisai sėdėtų kažkokioj vienoje anatominiai plokštumoje, dirbtų statiškai. Tai aš per aplink stengiu žmogui suteikti judesio, kas mano manimu yra vienas iš prioritetų aplamai šiuolaikiniam amžiui ir šiuolaikiniam žmogui. Tai jūs daugiau dirbate tada tokiais atvejais su žmogaus kūno svoriu ar šokdynė, kas tada vyksta tame sporto klube? Aš, kaip sakau, stengiuosi lavinti pagrindinės žmogaus fizinės savybės, kurios mums yra užkoduotas. Tai šiuo atveju jėgos faktorius, mes jo neatmetam, jis yra vienas pagrindinių. Tada pusiausvyra, lankstumas, koordinacija, vikrumas, per aplink siekiant jo tikslų ir lavinant jėgos faktorių, kuris man reikalingas formuoti jo kūną ir, kaip sakant, kabutėse six-packą, per aplink aš jam įvedinėju ir kitas fizinės savybės. To pasiekoje aš turiu bendrą tokį judėjimo spektrą. Ir žmogui įdomu, ir žmogus mato savo norimus tikslus, ir per aplinką aš džiaugiuosi kaip treneris, kad žmogus juda. Čia pagrindinis faktorius. O užsiminėt apie six-packą, net nežinau kaip lietuviškai sakyti, bet tai labai išlavintą, ištreniruotą pilvo presą. Esu girdėjusi, kad toksai pilvo presas kenkia vidaus organams, nes juos spaudžia. Kaip jūs sprendžiate šitą, kad tai būtų ir sveika, bet ir gražu? Turbūt ypač artėjant vasarai iškyla šitas klausimas. Six-packas aplamai tai yra labai kompleksinis dalykas ir esmė, kad six-packą turėtų 90% priklauso nuo žmogaus gyvenimo būdo, genetinio faktoriaus ir tik 10% priklauso nuo raumenų sausgyslio išraiškingumo. Tai aš asmeniškai tikrai turiu gana išvystytą tą pilvo zoną, bet kad jai skirčiau papildomai kažkokio dėmesio treniruotėse, tas būna labai retai. Tai ką noriu pasakyti, kad nereikėtų demonizuoti six-packo. Pilvo raumenyną reikia treniruoti, bet reikėtų atsižvelgti į būtent giluminius pluoštus. O problema salėje būna, kad žmonės dažnai orientuojasi į išorinę zoną, įvairius atsilenkimus, ko pasiekoja pilvas yra trumpėjantis, o kada žmogus praleidžia ilgą dalį dienos sėdint, jisai ir taip yra spazmuotas trumpėjantis, tai tie įvairūs atsilenkimai gali padaryti tą meškos paslaugą, bet jeigu mes šnekam apie giluminius pluoštus, mūsų tikslas yra aplamai pilvą treniruoti ištempime ir treniruoti vidinius pluoštus, kurie atsakingi ir už stuburą stabilumą, kurie turi daug privalumų aplamai mūsų viso kūno branduoliui ir darbui su svoriais. Tai, kaip sakau, pilvą reikėtų treniruoti, tas yra reikalinga, bet mes nešnekam apie išorinius pluoštus. Tai tikrai korpusas pas šiuolaikinį žmogų yra gana silpnas irgi ir dažnos traumos atsiranda būtent, kada žmogus per greitai bando įsivažiuoti į sportą, daro pratimus būtent su svoriais
Dažna traumų priežastis ir būna būtent netreniruotas pilvo presas. Tai, kaip sakau, į tą reikėtų labai kompleksiškai žiūrėti. Kokias dar klaidas pastebit, kokias daro žmonės atėję į sporto salę? Nes turbūt ne visi dar kreipiasi į asmeninį trenerį. Jo, aš kada šitam sektoriui su 10 metų, tai tas pokytis yra akivaizdus gerąją prasme, nes žmonės tikrai specialistus į trenerius kreipiasi žymiai dažniau negu anksčiau, nes anksčiau tai buvo savotiška prabanga, bet dabar žmogus tikrai gali paimti, kad ir keletą treniruočių pas asmeninį trenerį ir tas faktorius yra didėjantis. Kitas dalykas, sporto klubai būna žmonių pritraukimui, siūlo papildomai nemokamas trenerių treniruotis bent supažindinimo. Tai aš kaip sakau, tikrai žmonės kreipiasi į trenerius, bet dar nepakankamai. Tai jeigu šnekėsim apie pagrindinės klaidas, tai aš išskirčiau, kad žmonės visų pirma labai mažai kreipia dėmesį į apšilimą. Tai yra vienas kertinių dalykų. Apšilimas pas žmonės būna tiesiog prasimas ant takelio ir jiems tai yra kokybiškas pasiruošimas prieš svorius kažkokius. Tai yra labai klaidingas mąstymas. Antra klaida būtų, kad žmonės labai nori visko greitai. Jie žiūri į draugę, kuris sportuoja 5 metus ir panašiai, ar į kažkokius profesionalius sportininkus ir bando juos atkartoti, kad išgauti jų kažkokį rezultatą. Tai išvadoje jie nori visko greitai čia ir dabar, orientuodamėsi į kažką. Ir trečias dalykas, sakyčiau, kad žmonės nesirenka geros avalynės. Tai mano manymu irgi svarbus aspektas, nes aš mėgstu paanalizuoti sporto salėje avalynę, tai dažniausiai jinai būna kabutėse graži ir madinga, bet netinkama sportui. Tai nuo pėdos faktoriaus irgi dažnai pas mus atsiranda techninės bazės išbalansavimas įvairiam judesy ar įvairiuose pratimuose. Tai aš gal išskirčiau šitos pagrindinius faktorius, kad nepakankamas apšilimas, kopijavimas kažkokio profesionalo ar kažkokio ilgesnio žmogaus, kuris ilgiau sportuoja žmogų, ir trečias dalykas, kaip sakiau, avalynė. Ir tada dar išskirčiau tokį dalyką, kad žmonės persisportuoja, per ilgai užsibūna toje sporto salėje ir dažnai dar naudojasi įvairiom telefonų programėlėm ar pačiais telefonais. Jų mintis būna pačiam telefone, bet ne fiziniam krūviui. Tai va čia, sakyčiau, tokias vienas pagrindinių klaidų. Labai įdomus dalykai. Ar galite duoti kažkokį patarimą, kaip išsirinkti tuos batus sporto salėje? Į ką atkreipti dėmesį? Kaip mes diskutuodavom su tuo pačiu sporto gydytoju Daliu Barkausku, vis tiek batai turėtų atspindėti mūsų pėdą. Tai jeigu aš sportuoju su svoriais, batai turėtų būti gana tiesus, be kažkokių didelių iškilimų prie kulno. Nes automatiškai, jeigu aš turiu kažkokius labai didelius iškilimus prie kulno, mano pėda yra automatiškai visai išsibalansuojama. Tai aš visada sakyčiau, kad jeigu aš einu į specializuotą parduotuvę ieškoti batų, aš vis tiek turėčiau ieškoti būtent skyrių, jie dabar jau būna atskirti, kad jėgos treniruotėms, jeigu bėgimo batai yra bėgimo batai, kurie turi paminkštinimus ir amortizuoja judesį bėgimo metu, tai kad žmogus nepasimestų tarp įvairovės, vis tiek aš rinkčiausi specializuotas parduotuvės, kur batai yra atskirti. Tai tikrai šiuo atveju neprašausite. Jūs paminėjot, kad žmonės labai žiūri į savo mobiliuosius telefonus, ekranus. Ir aš čia prisiminiau vėlgi to paties sporto medicinos gydytojo Daliaus Barkausko pasakymą, kad apskritai tas bėgimo takelis sporto klube, jisai nėra tiek geras, kaip tarkim bėgimas miške per natūralias kliūtis į visas puses. O pastebiu sporto klube, tai ne tik, kad žmogus bėga ant to monotoniško takelio, bet jisai dar būna įsijungęs kažkokį filmą ir būna tame, žiūri tą filmą valandą ar net ilgiau. Kaip jūs koreguotumėt tą apšilimą, nes jūs paminėjote irgi, kad būtent tai yra viena didžiausių klaidų. Tai yra labai didelė problema, aš sakyčiau, nes žmonės tikrai būna įsijungę ir tos pačius serialus ir vieną ranką susirašinėja, kitų susirašinėjimo metu jie atlieka gana greitą ėjimą ar net bėgimą. Tai esmė tokia, kad jeigu aš atlieku kažkokią fizinę veiklą ar judesį, mano visa centrinė nervų sistema ir visa koncentracija turėtų būti į
ne kad smegenys kažkur savo, o mano kūnas kažkur savo. Tai vėl veda prie to, kad traumatizacija didėja. Tai ką aš tokiu atveju siūlau, kad žmogus, jeigu atlieka bėgimą sporto salėje, nes tikrai žiemos metu sąlygos pas mus nėra labai komfortiškas Lietuvoje bėgioti, ypač kada slidu, tai sporto salė šituo atveju pasitarnauja, su tuo viskas yra gerai. Bet tai, ką aš visais rekomenduočiau, rinktis mechaninį bėgimo takelį. Dažniausiai salėje jie yra gana dar pamirštas reikalas. Jie Lietuvoje atsirado visai nesenai, gal 5-7 metus atgal, tai dabar analizuojant sporto klubus, sporto klubai jų įvedinėja po biškį vis daugiau. Tai mechaninio takelio principas, kad mes jį užvedam savo ėjimu. Nėra jokios automatizacijos, kaip aš einu, taip ir savis ir juda. Tai jeigu žmonėms bus įdomu, jie gali tiesiog Google pagalba įsivesti mechaninės bėgimo takelis ir tiesiog pamatyti, kaip jis atrodo. Tai kiekvienam sporto klube jisai bent vienas bus. Tai ant jo eiti ar bėgti ir bandyti susirašinėti ar kažką žiūrėti, jau šansai bus mažėjantis, nes mano koncentracija turės bus būtent į bėgimą ar ėjimą, nes kitu atveju aš tiesiog nuo jo nukreisiu. Tai aš ir siūlyčiau ir ką pats savo žmonėms įvedinėjau, tik mechaninį bėgimo takelį, pas mane žmonės automatiniu nesinaudoja, nebent reta išimtim, kada aš treniruoju paauglius, tai paaugliai pas mane ant takelio bėgdami įvairiuose anatominėse plokštumuose, jie bėga pas mane tiesiai, jie bėga šonu arba net nugarą, tai šiuo atveju man automatinis bėgimo takelis pasitarnauja. Kitais atvejais visi žmonės, jeigu pas mane jie bėga vienoje anatominiai plokštumoje, jie pas mane naudojasi tik mechaniniu bėgimo takeliu. Tai žmonės būtų tokia rekomendacija. Viena anatominė plokštuma, tai reiškia, kad tiesiog tiesiai vieną pusę. Taip. O jeigu jau šoniniam kryptim judu, ar rotacijas kažkokias atlieku reversinės, pavyzdžiui, pas mane vaikas bėga į dešinę pusę šono, jam reikia greitai apsisukti į priešingą pusę, tai faktas, kad jau tą jisai galėtų padaryti, kad automatinį bėgimo takelį, bet čia jau yra fizinio rengimo niuansai, tai yra specializuotas treniruotės, bet jeigu mes šnekėsim apie šiuolaikinį standartinį žmogų, jeigu renkuos takelį, aš renkuos mechaninį, pliusas dar papildomas, aš ant jo sudeginu 30% daugiau kalorijų, nes aš turiu įdėti daugiau darbo, visi užvesti su koja. Tai ką noriu pasakyti, kad tai būtų gana tikslingas pasirinkimas ir iš visų saliai atributų tai būtų vienas geriausių pasirinkimų. O kokios būtų jūsų rekomendacijos žmogui, kuris arba po labai ilgo laiko atėjo į sporto salę, arba apskritai galbūt pirmą kartą atėjo, nuo ko jam reikėtų pradėti? Gana irgi dažnas atvejis ir geras klausimas. Tai esmė tokia, visų pirma, aš siūlyčiau maksimaliai susikoncentruoti ir maksimaliai dėmesio skirti būtent apšilimui, apie ką jau paminėjau. Tai vienas kertinių dalykų, ilgalaikiai perspektyvai aš į savęs išgrindžiau, kad apšilimas turbūt pats svarbiausias dalykas treniruotėj ir geriau jį daugiau dėmesio skirti, jeigu mažai laiko nukirpti keletą pagrindinių pratimų, bet apšilimas turi būti labai kokybiškas, tai aš sakyčiau pagrindinis faktorius apšilimas, žmogus turi jį orientuotis. Antras dalykas ta pati avalynė, kaip sakiau, jeigu avalynė nepasirinkta ir sporto klubas leidžia sportuoti su kojinėm. Ir trečias faktorius atlikti viso kūno treniruotę. Tai būtų tikslingas pasirinkimas, vėl nesiorientuoti, nekopijuoti ar nedaryti kažkokių segmentinių, tai yra segmentinių kūno vietų, tai šiuo atveju kažkokių kojų ar viršutinės dalies, tik aš siūlyčiau atlikti viso kūno treniruotės, ko pasiekoja aš neturėsiu didžiulio uždegimo kitą dieną. Tai irgi dažna klaida, žmonės ateina į sporto salę po ilgos pertraukos ar aplamai nesportavę, jie kažkokį segmentą treniruoja ar daro daug pratimų vienai raumenų grupiai, kitą dieną atsikelia, jie negali normaliai vaikščioti, visą savaitę turi uždegimą. Tai būtų labai netikslingas pasirinkimas ir kitas dalykas, centrinė nervų sistema gauna savotišką bloką, kad tokį skausmą turiu vos tik atėjęs į salę, man iškart sporto salė asocijuojasi su kažkokiu neįgimu dalyku. Tai išvadai, apšilimas, avalynė ir viso kūno kažkokie pratimukai po vieną segmentą būtų geras pasirinkimas. Labai įdomią temą palėtėt būtent apie tą skausmą po treniruotės ir ypač po pirmųjų treniruočių.
Tai ar teisingai suprantu, kad geras apšilimas ir būtent viso treniruotės krūvio paskirstimas visam kūnui galėtų padėti sumažinti arba išvengti šito skausmo kitą dieną? Jo, tai būtų vienas pagrindinių dalykų. Aplamai reikėtų suprasti, kad skausmas po treniruotės atsiranda tada, kada mes sporto metu atlikdami pratimus darome raumenyse mikropažaidas ir tos mikropažaidos atsistatinėja, atsistatymo metu vyksta savotiškas uždegimas ir būtent tas skausmas yra uždegimas. Jeigu tos mikropažaidos yra labai didelės, o ilgai nesportavęs atėjęs į sporto salę, aš atlikdamas daugiau pratimų tikrai pasidarysiu daugiau pažaidų, tai būtent tas skausmas ir yra didžiulis uždegimas. Tai šiuo atveju, jeigu aš paskirstysiu krūvį tolygiai, kiekvienam segmentui duosiu po truputį apkrovos, faktas, kad kitą dieną aš turėsiu nedidelį uždegimą, kūnas jausis, bet nebus kažkokio didelės problemos, kad aš negalėsiu savaitę vaikščioti, ar turėsiu kažkokį užprogramavimą savo centrinei nervų sistemai, kad krūvis yra nuolatinis didelis skausmas ir visą savaitę. Tai, kaip sakau, skausmas po treniruotės reikalingas, bet dažna žmonių klaida yra, kad jiems atrodo, kad jeigu man nesijaučia kitą dieną, tai aš blogai pasportavau. Pagal mūsų puikų Lietuvos profesorių Albertas Skurvydą, jisai aplamai rekomenduoja, kad po treniruotės skausmas būtų nedaugiau 2-3 kartų į mėnesį. Tai šiuo atveju, jeigu žmogus sportuoja 3 kartus į savaitę, tai galima grubiai sakyti, kad kas 3 treniruotė būtų tokia, kad jaustųsi, kad pasportuota, bet tikrai nereikia kiekvieną treniruotę išgaudinėti skausmą. Tai va tokia irgi rekomendacija būtų, jeigu jums kitą dieną neskauda, tai nereiškia, kad jūs blogai pasportavote, nereikia nuolat vaikytis to skausmo, nes tai tiesiog raumenų uždegimas ir uždegimas turėtų trukti ne ilgiau 2-3 dienas. Tai jeigu jums savaitę jaučiasi, tai jūs iš karto turite tokią raudoną vėliavėlę, kad tikrai persportavote. Kažką padarėt ne taip. Na, tai truputėlį gali ir motyvaciją mažinti. Kaip jūs keliat motyvaciją savo klientams? Aš su klientais dažnai būnu realistas, nemėgstu jiem kažkokių perdėtų fantazijų įvedinėti. Visada stengiuosi pagrįsti ir paaiškinti, kad tikrai bus visokių dienų. Ir pas mane patį asmeniškai dažnai savo pavyzdžius išsakau, kad jie, kada manęs paklausė, kaip tau įdomu ir kaip tau taip lengva 10 metų išlaikyti režimą, sakau, nei lengva, nei kartais būna įdomu, bet tai normalu, nes mes esame žmonės ir ne robotai, priklausome nuo įvairių gyvenimo aplinkybių, hormoninio faktoriaus ir panašiai. Tai kaip sakau, aš žmonėms stengiuosi per realistiškumo prizmę pasakyti, kad fizinis aktyvumas yra reikalingas, kad mes tikrai turėsim visokių dienų, bet pas mane žmonės visada žino, kad išėję po manęs jie jausis geriau ir tai yra viena didesnių paskatų jiems ateiti net ir labai nekokios būklės į treniruotę, nes kada jie ateina, sako, aš žinau, kad labai norėjau atšaukti treniruotę, bet žinau, kad po jos bus geriau. Tai esmė toje, kad motyvaciją stengiuosi kelti žinoma kažkokių progresų, kad žmogus vien tik nepastovės ant vienos kojos, jisai mato, kaip jam tai puikiai sekasi, arba žmogus visada išvažiavęs į slidinėjimo sezono metu kažkokią kelionę, visada gauna kažkokią traumą, patempimą ar tą kokybiškai nesugeba padaryti, o po mūsų treniruočių jisai grįžta patenkintas, įveikęs trasos, kokių neįveikė, nebuvo kažkokios traumatizacijos patempimų, jisai mato tą progresą, žinoma vizualus faktorius, apie kurį šnekėjom. Tai esmė tokia, kad per realistiškumo prizmę ir per patį žmogaus fizinio pasiruošimo jausmą, kad jisai tam tikrus dalykus mato, kad gali atlikti, tai yra viena geriausių paskatų ir motyvacijų būtent žmogui. Ir kaip sakau, svarbiausia, kad žmogus pats suprastų, kam jam reikia to sporto ir aplamai, nes jeigu mes jį nuolat spausim, o jisai per prievartą nuolat eis, tai yra labai trumpalaikė prizmė. Mhm. Stresas ir sportas. Daugelis žmonių galvoja, kad stresą, visą įtampą, pyktį susikaupusi per dieną gali išlieti bokso kriaušiai. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Ar tikrai stresą galima sportu numalšinti? Pats stresas yra labai kompleksinis dalykas. Tai kriaušė retais atvejais padėtų, kada reikia čia greitai ir dabar. Nes turėjau savo karjerai tokių atvejų, kad žmogų treniruotės metu beveik ištiko panikos ataka
ir man reikėjo su tuo greitai susidoroti, tai teko įvesti humoro faktorių ir duoti jam didelį kamuolį, pasakyti, kad stipriai 10 kartų mestų jį į žemę ir jisai tą atlikęs pasijautė geriau ir mes kažkiek tą panikos atakos faktorių sumažinam, ko pasiekoja žmogus atsigavo. Tai kaip sakau, tam tikruose epizoduose tas padeda, bet jeigu rinktis kažkokią kriaušę streso malšinimui ir tiesiog ramesnį judesį, ramesnį treniruotę, faktas, kad aš žmogui rekomenduočiau kategoriškai meditaciją, pilateso faktorius, kažkokius lengvus tempimus, malonią muziką, tai šiuo atveju tai būtų prioritetas, bet kriaušė tam tikrais epizodais, jinai tikrai irgi pasitarnauja. Kaip sakiau, bet tie epizodai yra labai specifiniai ir labai reti pagal situaciją. Tai jeigu rinktis, aš rinkčiausi ramesnį judėjimą, malonę aplinką, malonę melodiją ir panašiai. Mūsų laikas jau praktiškai eina į pabaigą, bet labai dar noriu užduoti vieną klausimą apie svorį, nes daugelis nori tą svorį numesti, nepaslaptis. Ar vien treniruotėmis galima numesti svorį? Tikrai taip. Jeigu taip trumpai, jeigu aš sportuoju, automatiškai aš sudeginu daugiau kalorijų, to pasiekoja svoris mažės. O nebūna, kad tada daugiau ir valgyti norisi, kai daugiau kalorijų sudegini? Irgi tiesa, bet automatiškai, jeigu aš sportuoju, tai aš galiu ir suvalgyti daugiau kalorijų. Vis tiek sporto metu anaboliniai procesai jungiasi, riebalų sąnaudos mažėja, nes jos eikvojamas krūvio metu. Tai faktas, kad aš galėsiu ir daugiau suvalgyti, kad man svoris mažės. Tai esmė tokia, kad jeigu sportuosi, tikrai svorio faktorius mažėjantis, bet mes nepamirštam, kad svorio metimas yra labai kompleksinis dalykas, tai čia susideda ir mityba, hormoninis fonas, miego režimas, streso faktorius, treniruočių intensyvumas, krūvis ir daug kitų sudedamųjų dalių. Bet išvadoje tikrai, jeigu žmogus sportuos, svoris mažės, jeigu jo yra tai pagrindinis tikslas. Ačiū labai, tai šita optimistinė gaida ir pabaigsim laidą. Ačiū labai, kad dalyvavote, ačiū už visus jūsų patarimus. Su mumis šiandien buvo sveikatingumo ir fizinio rengimo treneris Edvinas Šapovalovas. Na, o mes susitiksime kitą savaitę. Iki pasimatymo.